Šiandienos mūsų tema – kaip įveikti baimę. Tai sveiki visi, norėtumėm jūsų dėmesio. Mes esam pasaulyje tik 3 milijonai! Šaika juda ko laiko keliai! Išaušo svarbi diena. Šiandien turim baimių įveikimo mokymus. Visą dieną nersim į praktikas, darysim įvairias užduotis. Jau dabar širdelė daužos. Donatas tai jis be baimės jau laukia. Aš visas įveikęs, kur tos baimės, laukiu tų baimių. Deividas mūsų pirmasis dalyvis. Žiūrėsim, kas bus, man irgi jau pakilęs pulsas. Ok, ką dar jauti? Šiaip jaučiu, kad ko gero bus labai puikia diena, nes už kiekvienos mūsų baimės slypi naujos galimybės. Tai vadinasi, jeigu mes per save pereisim, tai atsivers naujas durys. Kur tu čia taip girdėjai? O, Eternaldas gal pasakoja, šiaip kažkur skaičiau. Gerai, šaunuolis, kad padaręs namų darbus, pasiruošęs. Tai turim salę. Su visa įranga viskas paruošta. Ir ką, laukiam dalyvių, ne? Tai labas rytas! Įsibūdinam, truputėlį energiją pavaikštą. Šiandienos mūsų tema – kaip įveikti baimės. Bet turiu tokių liūdnų žinių, kad baimės neįveiks. Čia buvo biškis skemo visame tame. Bet tai užkabina. Visi nori įveikti baimės, nori būti be baimiai, daryti gyvenime tai, ką nori ir nejaust tų emocijų, kurias jaučia bijodami. Bet čia būtų tas pats, kaip įsivaizduokit, aš ten siekiu kažkokios karjeros, siekiu kažkokių tikslų ir jau kaip pasiekiu, aš nesidžiaugs. Man nefaina endorfinai, nefaina tas dopaminas, kuris įsiskiria, kad aš čia galėčiau toliau kur daryti ir taip toliau. Tai čia būtų lygiai tas pats. Labas rytas! Labas rytas! Nu dabar vėluojančias prie lentos, sakėm po 50 atspūdžių. Jis dabar padaryti? Gerai. 50, dabar. Bet aš neskaičiuosiu. Pirkite supuotą. Ką dar padaryti? Na gerai, pavardė. Bet tu nori supuotą. Papasakok apie save. Apie save? Gerai, aš esu iš Rokiškio, man 26 metai. Esu daugumos jūsų kliek, nežinau, ar čia visi šiam keptul, bet jau metus čia esu, bet gan straglinu. Tai va dėl to esu čia, kad prasiplėsti mano galimybės ir įvykti kažkoks proveržis, to, ką aš noriu. Bet panalizuokim, kas pradžiai, kai pasiūliau ateiti, paklausiu, kas turi. Pati pirmą instrukciją, tai pagalėčiau, bet tai gal ne. Ne? Tiesiog nes. Tokio. Nespėjai pagalvoti. Ir kiek laiko jautai tą stresą? Iki kol prisimenu, nežinot. Tai čia 10 sekundžių. Okay. Kas iš jūsų matėt, kad jisai bijo, kad jisai stresuoja ir kad kažkaip blogai jaučiasi? Vienas žmogus taip ir taip sako, Sau. O kaip galvojai, buvo kažkokių minčių, ką kiti apie tai žmogus? Ne, bet čia jaučiuos, kad čia saugiai aplinka, nes jis atvarėm peržengti tą galimybių ribas. Ir aš žinau, kad čia žmonės nedžedžins, kad čia tiesiog palaikymas, bet būtų kita auditorija irgi galbūt visai tokie jausmai. Okay. Tai ačiū tau. Ne. Gerai, kad esi geras tau psichologas, ne? Ai, tai čia sava kelią. Ai, aš čia galiu atsipalaiduoti. Ai, galbūt kita auditorija. Jau kuriam vėl. Bet jeigu aš ateity, dabar sakau, ateik ant scenos, bet pažiūrėk savo veidą, ne? Jau atsipalaidavo žmogus, čia viskas kaip ir gerai, ne, nebebijau. Bet jeigu būtų kita auditorija, bet ateity, kai man reikės užlipti ant scenos, ten bus kiti žmonės. Šitų tai aš nebijau, bet kitų tai gal bijosiu. Bet tas pats bus ir prieš kitą auditoriją. Tu pradžioj pasieki tą streso etapą, ne? Pavadinkim, ir jis trunka kelias sekundės, ten dažniausiai, kaip pusę minutės, kol apsipranti. Dabar vienokia auditorija gal bobais, kitą kartą gal kitokia, bet tai irgi ilgai netrunka. Tik pats tas pirmas žingsnis ir nebent būna iki to, kol žengiam žingsnį. Nes jeigu susidurėm su kažkokia stresinė situacija ir dar sakom, palai, nedarys. Reikia pagalvoti, ar čia reikia man daryti. Ir tada, kol aš galvoju, jau širdis daužosi, pradeda trūkti oro, burna išdžiūsta, tema gali ir nedaryti. Ne? Bet jeigu jūs nuolatos statot save į nepatogias situacijas, einat į tą nežinią, jūs tokiu būdu vis tą savo ribą plečia. Dabar man yra nepatogu kalbėti prieš 3 žmonės, prieš juos pakalbėsiu, bus nepatogu prieš 5. Pakalbėsiu prieš 5, bus nepatogu prieš 10. Ja? Arba vienu kartu atėjau, iš karto prieš 300 žmonių pasikalbėjau, tai man ar 10 ar 15 žmonių nebebus bus. Pagaunam.
Įnešiu truputį daugiau aiškumo apie užduotis, kurias darė dalyviai, nes mokymų metu nelabai buvo laiko viską sufilmuoti. Pirmoji užduotis, kurią darė, tai skambino žmogui, ant kurio pyksta ir turėjo atsiprašyti. Tai reiškia, nepaisant to, kuris galutiniam rezultate yra visgi kaltas, turėjo jo atsiprašyti. Tai yra labai puikia proga įeiti į nepatogumą. Ir kitas dalykas, paleisti tą pyktį, kurį žmogus nešiojasi. Nes dažnu atveju, jeigu mes ant kažko pykstam, kenkiam ne tam žmogui, ant kurio pykstam, o kenkiam patys savo. Nes mes pykstam, mes pyktį jaučiam. Tai buvo puikia galimybė to pykčio atsikratyti ir tokiu būdu palengva įeiti į sunkesnės praktikas. Rytis padarė pirmą užduotį, gali pasidalinti, ką padarėjai? Taip, tai užduotis buvo paskambinti žmogų, kuriam bijai, kuriam nenori skambinti. Ant kurio pyksti? Ant kurio pyksti. Tai nuo maždaug 5-6 gal metų augau su patėviu, jisai turėjo iš anksčiau kitų vaikų, tai automatiškai ne į temą. Taip. Tai pas mus kažkokio gražaus, įkvepiančio santykio nebuvo, buvo netgi atvirkščiai. Iš esmės labai daug laiko, kokių gal 19-20 metų labai daug pykčio jaučiau, sakiau, mamai, skirkitės, galiu keiktis? Gali. Čia nereikia, čia numirtų, tegul, bet tokius dalykus sakiau, tiek daug čia laikiau. Bet suprantu, kad kad ir kiek ten šūdo buvo, Taip. kad ir kaip tai blogai buvo, tai dėti ten, kur esu šiandien. Esi Dar laimingas? nesu ten, kur, dar nėra tai mano galutinė stotelė, bet aš džiaugiuosi, kokias esu šiandien. Ir tai buvo viena didžiausia įtaka man padariusių žmonių. Tai ką dabar padarėjai? Aš jam paskambinau, aš atsiprašiau, dabar Gerai. kad tiek daug metų laikiau pyktį. Kokie dabar jautiesi? Išsitaškęs. Gerąja prasme. Dar nežinau, sunku atpažinti iš tikrųjų, kaip jaučiuosi. Aš jaučiuosi, kad tai yra žingsnis į priekį, kad kai mintis suguls į vietas, kad aš, būsiu jau didesnis žmogus. Taip. Dabar kol kas tos emocijos turi sugulti į vietas, aš turiu dar apgalvoti, kas čia ką tik įvyko. O kaip sureagavo to paties? Čia kaip jeigu taip įsivaizduoju, kad taip eini, į stiklinę sieną atsitrenki, bet jautis, kad jis kėdėje atsilošė. Jis irgi šokio buvo. Bet gerąja prasme. Taip. Šaunuolis. Tai jeigu ant kažko pykstam, tai kenkiam savo, nes mes pykstam, mes nesugebam atleisti ir yra aukštas sąmoningumo lygis paimti ir atsiprašyti. Nepaisant to, kiek ten kitas žmogus yra pridirbęs, pridaręs, aišku, mums dažniausiai taip atrodo, kad jis kaltas. Rodant į kitą žmogų pirštu, tai yra vienas pirštas į jį, 3 pirštai rodo atgal į patį mane. Tai papasakok. Tai sakau, pasirinkau patį sudėtingiausią variantą, kad paskambinti tėčiui pasakyti, kad myliu. Seniai galvojau ir reikėjo tai pasakyti, bet esmė yra, kad niekada tai nebuvau daręs, 34 metai, tai buvo be galo sunku. Ir kaip? Tai aš tai susigraudinau tiesiog, nes šiaip man visą gyvenimą buvo autoritetas, kol augau su juo, tai jis policijoje dirbau tada, tai aš labai su autoritetu žiūrėjau. Tiesiog tos kai kurie dalykai gyvenime, kurie įskaudina, jie pasilieka ir tiesiog negali, atrodo, paskui pasakyti to žodžio. Toks paprastas žodis, bet jisai tai nieko, jisai sako, aš irgi jūs myliu. Tai taip įdomu, bet man tai žiauriai bus. O kai dabar jausmas? Šiaip geras, nes manau, kad jau antrą kartą bus lengviau pakartoti. Bet ir gyvai ta prasme. Džiaugiuosi šiaip gera paskata paimti. Iš karto energija pajudėjo, emocijas iš karto. Gerai. Šaunuolis. Antroji užduotis, kadangi daugelis žmonių jaučia diskomfortą, kada jie šoka. Ne veltui klubuose yra pritemdyta šviesa ir baras nukrautas alkoholiniais gėrimais, tam, kad atsirastų daugiau drąsos, kabutės aišku. Bet būtent šokant prie šviesos, kada mato kiti žmonės, taipogi jau daugelis turi baimę, tokią fobiją. Tai buvo puikia proga pamatyti, kad visgi gali būti smagu, gali žmonės atsipalaiduoti be alkoholio, prie šviesos ir tarp kitų žmonių kompanijų. Parodysiu tektoniką, kažinę tektoniką ir kitą versiją iš kūnikas. Pasiėmų dideliuką. Ką, pradėsim daryti užduotis, varom su chebrytė į miestą. Mūsų operatorius. Vytenis jau trečią prakitą braukė. Ką, Deividas? Prašau užeiti. Ready? Varysim pavaryt. Pavarysim. Pavarysim. Labai trumpai.
paprastas klausimas. Darbuojatės, dirbat samdomam darbe? Ar individuali veikla? Samdomam. Tai paprastas klausimas jums tada. Ką pasakytumėt savo vadovui, savo darbdaviui, jeigu jisai negirdėtų? Dar kartą paklausiu. Dar kartą paklausiu. Gerai, ačiū. Jūs dirbantis? Samdomam darbe darbuojatės? Samdomam. Tai klausimas paprastas jums tada. Ką pasakytumėt savo vadovui, savo darbdaviui, jeigu jisai negirdėtų, ką jis sako? Turiu 2 darbdavius, tai net nežinau. Ir neturit ką pasakyti jiems? Ačiū. Tikrai Ačiū. Auga! Tuoj nufilmuosim visų baimės, visi įveiks baimės ir be ribų bus. Bū. Nenormaliai! 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 Šaika juda ko laiko keliai! Šaika juda ko laiko keliai! Ir visi kartu! Nenormaliai! Šaika juda, ko laiko keliai! Ačiū! Labai daug žmonių sureagavo, padarė praktiką. Visiems buvo įdomu. Saulė šviečia. Tai va, reperiai 2 parepavo prieš didelę auditoriją žmonių. Įdomus dalykas tas, kad niekas net ir nežiūrėjo, niekam ten, keli žmonės buvo. Suko, pasižiūrėjo ir toliau visi savais ten reikalais. O mes ten, kad sielą atidavėm iš tikrųjų. Širdį visą Tokio atidavėm. akimirkai buvom, mėgavomės koncertų. Tai visiškai nebaisu iš tikrųjų, kai pagalvoji, tai ko stabdyti save gyvenime. Daryk. Ir pamatysi, kaip viskas gerai gausis. Sekanti mūsų užduotis bus troleibuse pralinkstant važiuojančius žmonės paskaldyti anekdotų. Ir šitie 2 narsuoliai lips į šitą troleibus. Are you ready, kids? Ai, Captain! O Donatai, mes tavo debiutą šiandien pamatysim. Žiūrėsim. Ką reiškia žiūrėsim? Pakankamai plojimų bus. Plojimų, tai tu turi sukeltos plovimus. Tai va, mūsų stand-uperiai jau yra pasiruošę savo programas. Galės išbandyti stand-uperio rolę, ne? Kada nors svajojat apie tai, kad skaldysit bairius Kiekvieną dieną. kiekvieną dieną? Nu, pažiūrėsim, kaip seksis. Tai aš padarysiu įžangą. Tai sveiki visi, norėtumėm jūsų dėmesio. Šiandieną pristatysime stand-upą. 2 bičiuliai pristatys ir norėsim, kad jūs vertintumėt aplodismentais. Kuris geriau varo? Pradėkit. Tai šiaip aš labai nudžiugau, kai sužinojau, kad mano mergina laukia. Šiaip noriu pačiok simtą žinią, tai galim truputį paploti dėl to. Dėl to labai daug dalykų pasikeitė. Mano vardas, telefono numeris ir adresas. Tai nesakykit, kur aš esu. Aš bairių neturiu. Tai perimsiu tada aš su anekdotu, kad būtų linksmiau. Tai gyveno akla mergaitė. Ir visą laiką, kai tėvai ją įdėdavo valgyti, jinai visą laiką pasičiupinėdavo ir sakydavo, nu va, jūs čia, sako, mane skriaudžiat, nes aš akla, tai jūs čia man visą laiką mažai įdėt. Nu, tėvam, aišku, po kiek laiko atsibodo, sako, nuėjo pas psichologą, sako, ką daryt, sako, kiekvieną kartą įdedam valgyti ir jinai sako, kad nu mažai įdėjo. Tai jūs sako, taip vieną kartą puodą normaliai privirkit ir tik jai, sako, ir duok. Nu gerai, taip tėvai ir padarė. Ir pridėjo ten visą didžiausią puodą, pastūmė jai. Ji taip pasičiupinėjo, sako, aha, įsivaizduoju, kiek savo įsidėjo. Geras? Noriu visiems padėkoti, kad išklausėt mūsų stand-upo, anekdoto. Ačiū Jums ir palinkėsiu Jums geros dienos. Juk verta kovot lygi galo dėl savo garbės. Pabandom iš naujo, nes esam pasaulyje tik 3 milijonai. Geriau negyvent, negu visai netikėt. Nepraradom vilties, tik per klaidą netapome čempionais. Aplodismentai! Šios užduoties metu dalyviai turėjo puikią progą įsitikinti, kad jų galvose kuriami vaizdiniai kažkas atstums, kažkas galbūt supyks, dažnu atveju net ir netitinka realybės. Nes galutiniam rezultate, pavyzdžiui, mes dainavom prekybos centre, tai buvo žmonės, kurie plojo, kurie prisijungė, kai bėgom Laisvės alėją, dainavom, taipogi žmonės reagavo gerai, vieni filmavo, kiti plojo, kažkas prisijungė dainuot, palaikė, sakė, buah, gerai, sako, var. Troleibuse, taipogi, kai važiavom, skaldėm anekdotus, daugelis juokėsi, plojo, tai reiškiasi, pakėlėm žmonėm nuotaiką, praskaidrinom dieną ir atrodo tiek nedaug reikia, bet mus stabdo baimė, kažkokie įsitikinimai, o kaip gali būti, gal kažkam nepatiks, gal visgi kažkas atstums mus, bet dažnu atveju ta iliuzija netitinka realybės. Todėl
darykit gyvenime, ką norit, atsižvelkit į kitų žmonių gerovę, neperženkit ribų, neskriauskit kitų, nežeminkit, bet darykit tai, ką norit, atsižvelgiant į kitus žmonės. Ir pamatysit, kad visi tie stabdžiai yra tik tais jūsų galvoje, tik jūsų kažkokia suvokimo perspektyva, kuri gali tik tais labai retu atveju ir įsipildyti. Merginos keliauja į pliažą, kas guli, o kas koketoja. O tu žinai, kad jau tuoj spalio mėnesį? Tai aš nieko, aš ir žiemą maudaus, man čia. O tu visą laiką toks buvai drąsus? Nežinau, šiaip, kai reikia, tada padarai. Šiaip tų baimių pasisas yra, bet šiandien ta diena, kur baimė negali būti, tai all in ir varom. Vasara Kaitina orą, merginos keliauja į pliažą. O svarbiausia, niekam net neįdomu, nieks net neatsisuka. Daryk, ką nori. Daryk, ką nori. Visos baimės tik čia niekam neįdomu, niekam. Žinok, aš irgi visai norėčiau. Gaila, kad aš platkų nepasiėmiau. Atsigaivino. Mūsų lektorius nusprendė pasilsėti prieš paskutinę dalį. Reikia atstatyti jėgas, kad vėl ant scenos užlipus būčiau kaip Tysonas. Arba tau reikia gerai įsimaudyti, kaip kolega. Atsigaivint, nes pirmą ėjom dainavom, o kitam sakau, reikia atsigaivint. Pavarysi platkas. Tilpsi. Tai padarėm šiandien krūvą užduočių, ką ir darėm ir prekybos centre dainavom, ir 3 milijonus traukėm Laisvės alėjoje, anekdotus skaldėm troleibuse. Tai kokios tavo įžvalgos, ką išsineši iš mokymų? Dar ir šiaip kalbinam žmonės, ne? Turėjai progą pabūti vlogeriu, žurnalistu. Iš tikrųjų, ta dalis labiausiai patiko. Labiausiai tokia artimiausia iš tikrųjų buvo, bet kas liečia apskritai visas tas tą lipimą per save, realiai reikia tik pradėti. Kai pradedi, nebėra to kelio atgal, turi jau ir užbaigti kažkaip, tai jau rutuliuosi iš tos padėties kažkaip. Kai nori kažką daryti, kyla krūva abejonių. Ką man čia reikia, čia gal kažkas pasijuoks, ne taip kažkaip sureaguos, bet kai pradedi daryti, žiūri žmonės irgi šypsosi, juokiasi, dar ten kas mačiau petaką duoda. Jo, tai labai daug žmonių davė petaką, kai ten nusidainavom. Gal pusė žmonių net kažkokią reakciją parodė ir jinai buvo dažniausiai teigiama, visai linksma žmonėm. Tik tarakonai galvoje, kiša kažkokias abejonės, stabdo daryti. Bet kai pradedi daryti, žiūri, kad visai smagiai gaunasi. Ir žmonės gerai reaguoja, net kam pakėlėm nuotaiką. Taip, šiaip žiauriai fainai buvo. Gerą praktiką. Nu tai labą dieną dar kartą. Labą dieną. Tai su tavim, Deividai, darėm krūvą užduočių. Viena pagrindinė, kuri man labiausiai patiko, tai Akropolyje sindikato gabalą padainuoti. Tai nuo visko pradžių, ką aš prieš tai galvojau, tai kad šiur net nežinau, kokie buvo jausmai, tiesiog toks, kai fidinis jau dalis vis tiek tu darai kažką, ko tikrai kasdienę darai, dienis automatiškai išeini savo komforto zonos. Ką aš šiandien supratau, kad reikia žmogų, ką tik nori, niekam neįdomu. Visi gyvena savo gyvenimus, niekas nesigilina, niekas tai nežiūri. Gal bus ta akimirka, kai kažkas kažką pasijuoksinti, ar ten pirštubės, bet bendroji sumoji niekam neįdomu. Tai tiesiog, jeigu tai, ką tu darai, tu to mėgaujas, tau tai patinka, tai reikia tiesiog imti ir daryti. Ir vat klausimas, ar kartotina, tai faktas tenais. Gerą vakarėlį užkūrėm su sindikatu. Nenormaliai! Nenormaliai! Netraukė čia savo smartfonų. Ir nieks neištraukė smartfoną. Traukė, aš mačiau, filmavo žmonės. Tuo momentu kažkas sureaguoja, bet ir paskui tiesiog pamiršta, nusisuka ir savais reikalais. Bet sulaukėm aplodismentų. Tai visai neblogai reiškia buvo. Gerai, šaunuolis. Tai ką dabar reikės padaryti? Po vieną, čia matot yra daugtaškis. Čia yra šauktukas, tai yra klaustukas. Kiekvienas pagalvokit, kas jums labiausiai rezonuoja. Tai aš nesakysiu, ką čia reiškia. Taip kaip jūs patys interpretuojat, taip kaip jaučiat. Atsistojat, tarkim, prie šauktuko ir pasakot, kodėl atsistojat čia. Per šiandieną prisiminiau, kad tas baimės, kurias aš turiu, tai vienas dalykas taip, tai čia tiesiog socialinis konstruktas yra, kad kažkas kažką tai pagalvos, kas yra visiškai nesąmonė. Kitas dalykas, tas baimės atsiranda tada, kai mes norim būti suaugę, brandus, atsakingi, gražiai elgtis ir tą savo vidinio vaiką mes kažkur tai sukišam, paslėpiam ir čia taip elgtis yra vaikiška. Tai aš prisiminiau, kad turbūt ne tik aš, bet ir kiekvienas iš mūsų turim tą galimybę daryti tokias nesąmonės, kokias darėm šiandien. Valio, kaplan. Prie šauktuko, nes labai stipriai ir garsiai noriu pabrėžti, kad baimė yra tik čia. Ir iš tikrųjų labai, bent jau kas man padeda neįsigilinti tą baimę, tai yra tiesiog nepriimti visko taip rimtai, taip reikšmingai, tiesiog žiūrėti į
tokius iššūkius, kaip eiti rėkti gatvėje, kaip kažkokį linksmą challenge ar ką. Jai padeda nežiūrėti žmonėm į akis, nematyti jų reakcijos ir tiesiog įsivaizduoti, kad vienas gatvėje šokia ir manau, tai labai stipriai tą noriu. O aš vat nueisiu prie klaustukų. Atėjo ir Arnoldas manęs klausė, kokią baimę tu čia ateini, tai pirma baimė, kuri šovė galvą, buvo, ką pagalvos kiti. Tai ką šiandien pamačiau, kad žmonės gyvena savo gyvenimus ir niekam neįdomus tu esi. Gal kažką, kad ten akimirką ar ten minutę, kaip sakiau pirmąjį Arnoldui, kad kažkas gal pasakys, ai, čia jis taip atrodo, čia jis tą daro, čia dar kažką. Bet bendroji visumoji tavo paties gyvenimo tai niekaip nepakeis. Ta prasme, kitų žmonių nuomonės. Nuo ko priklauso tavo gyvenimas, tai nuo minčių ir esmė daryk tai, kas tau patinka ir mėgaukis gyvenimu. Ritaškai. Daug kažkiek. Mes šiandien ką, mes turėjom tą tokį prisilietimą prie baimių, kažkieno primestų kažkada arba mūsų pačių sukurtų, bet mes aišku jų šiandien neįveikėm, mes tik taip pačiupinėjom tą procesą, kad tai galima padaryti ir aš manau, kad tai yra tęstinis procesas, norint nugyventi subalansuotą tokį gyvenimą, tą reikia suprasti. Netgi kai tu išsigyvendinsi kažkokias baimės, jų atsiras, vienokių, kitokių, kažkas primes, vėl susigalvosi, tai tą dalyką reikia turėti on top. Čia, man atrodo, čia yra tęstinumo ženklas turėtų būti, dėl to pasirinkau šitą. Aš irgi pasirinksiu daugtaškį. Iš karto supratau, kad prie jo norėsiu atsistoti. Šiandien irgi per praktiką kažkas iš kolegų pasakė, kad neužtenka vien tik tai šiandien turėti tokią praktiką ir jau dabar pasikeis kažkas gyvenime, tu čia turėsi belekiek drąsos. Tai iš tikrųjų supratau, kad šiandien pirmas žingsnis gal buvo toks, kad atsiverti, bandyti, išlipti iš savo komforto zonos ir būtent tas tęstinumo ženklas man rodo, kad reikia tai kartoti, kad tiesiog tos galimybės plėstųsi. Nusprendžiau taip daryti ir manau tai pakartojama yra. Aš pridursiu, tai jis sakė, kiekvieną dieną namuose dainuoja, bet šiandien buvo pirmas kartas, kai viešuoju padainavo. Aš irgi renkuosi šauktuką. Kodėl renkuosi šauktuką? Nes manau, kad klausimų gali kilti daug visokiausių, bet jeigu mes tų klausimų savo galvoj mažiau susigalvosim ir tiesiog nueisim, padarysim, ką reikia padaryti ir pamatysim, kad per praktiką ateina tas išlipimas iš komforto zonos ir tas išėjimas iš savo baimių. Tiesiog mažiau mąstyti, nueit, padaryti ir viskas gaunasi tiesiog paprastai procese. Apibendrinsiu, labai džiaugiuosi rezultatais, džiaugiuosi tuo, ką jūs patys padarėt, kiek pastangų įdėjot. Labai patiko jūsų refleksija, ką paminėjot, kad darykite tai, ką norite gyventi. Dažniausiai mus stabdo kažkiek kitų žmonių nuomonė, ką kiti pagalvos, ką kiti pasakys. Bet svarbiausia, kad niekam neįdomu. Žmogus atėjo, pažiūrėjo ir nuėjo savais reikalais. Ir pamiršo netgi, kad čia kažkas buvo. Gal vakare ten šeimos nariam papasakos, kad ten kažkokį durnelį Akropolyje dainavo, bet tuo ir pasibaigė. Tai gerai paminėjot, kad turi būti visame tame tęstinumas. Jūs pamatėt, kad tos baimės, stresas, kuris kyla, gali jūsų ir nesukausti. Jeigu sukausto, tai sukausto tik tais labai trumpai. Tą pirmą žingsnį žengia. O kai žengiat, viskas. Kažkas į kamerą kalba, kažkas jau tam, mačiau, postus beda video. Tikiu, kad prisitaikysit tai, ką šiandien sužinojot, jau išanalizavę tą baimės mechanizmą, matydami, jausdami, kokios reakcijos kyla ir kad tai nėra pasaulio pabaiga. Tai nebūtinai turi jūs sustabdyti, toliau imsit ir darysit ir būsit tuo, ko norit. Darysit tai, kas jums gyvenime patinka ir kaifuosit kiekvieną mielą gyvenimo dieną. To ir linkiu.